absoliučios meilės užsipildymas. Einam prie absoliučios meilės šaltinio, besąlyginės, absoliučios. Pakliuvus tokia kaip ir uola. Uoloje yra ružavas medis, bet toksai sukurtas iš energijų, tokių gijų, kaip būtų, kaip siūlų, kamienas visas toksai dalimis susuktas, kaip kad būtų iš tų vielų ar kažką tokio, bet čia va tokios energijos, plonytės, absoliutinės. Šakos, lapai, žiedai, matau, yra. Vaisiai, bet vaisiai tokie sunkus, kaip geležiniai būtų. Šalia teka upė, upeliukas šaltinis. Irgi ružavas. Ružavo besąlyginės meilės. Šaltinukas. Upeliukas. Ten tokios kaip ir žuvis, kaip ne kojai būtų, bet jos irgi kitokios ružavos. Kažkaip tais užsimaniau atsigult ant to į tą upelį, taip rankas įskaičiau, kojas tokia žvaigždute. Ir leidžiu šiam nuplaut mane. Visus blokus, kurie trukdo įsisavinti besąlyginiai meiliai, visus susidariusius per šitą reinkarnaciją, per praeitas reinkarnacijas, kažkokius skaudžius patirtis, nusivylimai, lūkesčių nepateisinamai. Viskam leidžiu nuplauti. Išplaunu galvą, ties galva dirba tos žuvys. Kažkatais jos ten nuknibinėja, nukanda. To kaip gulėčiau, tie plaukai jau palaidi, tyvuliuoja tam vandenį. Atrodytų, kad būtų tas vanduo toks stovintis, bet aš jį vis tiek matau tokį tekantį, judantį. O tos žuvis atjunginėja tas visas programas, tas tokias mintis, kurios trukdo man patirti tą besąlyginę meilę, būti joje. Atkabina kažkokius tokius kaip laidus, kaip plaukus, nes tarp plaukų yra įsivėlusi tokių kaip laidai, laideliai, kažkokie tai siūlai, dirbtiniai pajungti, po plaukais pakavoti. Tai jos tas nukramto, nuleidžia. Užgydo tas vietas ir leidžia plaukams toliau augti. Bet čia kur galvoju, tai šitos reinkarnacijos yra informacija sukaupta, tos sunkios mintys, tos patirtys, nuoskaudos. Visokie tokie blogai. Paskui aš jungiuosi su medžiu. Prisidedu ranką prie to medžio ir paprašau, kad jis mane užkrautų tą besąlyginę meilę.
tą energiją, kad jis padėtų man patirti, nes dabartiniai man to trūksta. Tada pridėtų jau ir antrą ranką ir per abi rankas plūstelna energija. Jas laikau taip jau širdies aukštyje. Tai į krūtinę vos netiesiai duoda toksai gijos to pačio medžio. Numatau, kaip gija visa susijungtų su mano širdies ta čakra. Kaip to medžio dalis atrodo apsiveja tą mano širdį ir paduoda tos elektros tokios. Tai tie vaisiai, tie tokie obuoliukai, tai jie būtent gamina tą elektrą. Per juos gaunasi elektra, tie tokie pliūpsniai. Paleidžiam viską, kas kyla, kokios neigiamos jausmas, viskam leidžiam būt, išjaučiam iki galo ir mes jį paleidžiam. Ir leidžiamės integruoti tą meilės energiją į visą kūną. Nuo širdies eina į abi puses. Matau, perkrauna mūsų visas sistemas. Yra vietomis, kur atrodo kaip trumpas jungimas spraksi pokščia. Išsitrina kažkokios programos, kažkokios nuoskaudos, kažkokius blokus prakala. Ir tarp meridianų, ir tarp čakrų, ir organų. Kažkaip tie sąnariai smarkiai atrodo, kaip kokie mazgeliai net susidarytų, kaip apvytų. Labai smarkiai ties stuburu, atrodo ties kiekvienu to sąnarėliu. Apsiveja ta ružava energija. Sustiprina. Čia įtakojasi iš karto tas meilės kūnas. Iš karto jam persiduoda tą informaciją, kad dabar jau esi kitoks. Ir kad jis įrašo į giluminius tos sluoksnius iš karto. Pasileidžia į žemę ir į viršų ružava gija ir susidaro toroidas, toroidinis laukas aplinkui, bet ružavas. Kaip būtų vis tiek tavo tyros meilės spalva. Užsipildo, užsisuka, užsiveja. Žiūriu, kaip jau ir meilės kūnas. Tame dar atskiras toroidas susidaro iš kitos sluoksnių, kitame lygmenyje. Leidžiu tai meilės energijai visai pereiti per visus savo sluoksnius, visus kūnus. Jau atrodo paskutinis, tai jau jis viską žino, viską matęs, viską patyręs. Bet jis labiausiai atjungtas yra.
Tas kaip bendroji pasąmonė, kažkas tokio. Tai vat su ta meilės energija sujungiu aš va tą paskutinį kūną. Per kitus eina kaip strėlė, kiaurai nuo vieno galo iki kito galo. Leidžiam tiems blokams visiems susirinkti ir iššokinėti, šaudyti, pasikeisti. Paprašau žemės priimti tuos blokus ir iš jų sukurt kažką tais naujo. Iš medžio lapų susidaro kažkokia tokia kaip karūna, kaip kepurėlė, kuris saugo mentalą. Žiedeliai sukrenta į širdį, žydi, skleidžiasi, vibruoja. O ties kojomis subyra, pavadinčiau obuoliai, obuoliukai. Jie duoda impulsus į žemę, ten, kur einam, visur paliekam meilės tos pėdsakus. Informacija, atrodo, eina kažkas tai ir užuodžia. Meilė tvyro ore. Čia būtent nuo pėdsakų, nuo tos elektros. Atrodo, grinai įsielektrinus visą aplinką, bet ta gerąja elektra. Kuo daugiau vaikštom, tuo daugiau plinta. Ar fiziniam kūne, ar eteriniam, ar astraliniam, ar dar kitose kūnuose. Visur, kur beeitum, visur tie elektriniai pėdsakai lieka. Meilės kvapas. Jausmas. Prisiminimas. Matau, kaip kiti prisimena, kad va šitaip dar gali būti. Atsitraukiu per žingsnį nuo medžio. Rankos dar vis dilgčioja. Kojos pakinkliai kaip pakirsti. Nejaučiu savo svorio. Padėkoju medžiui. Duodu aš jam kaip ir savo meilę, savo energetiką. Apsikeičiu, pasimainau, nes kiekviena būtybė turi savo meilę. Perbraukiu ranką per vandenį, padėkoju upei ir visiems gyviam, kurie čia gyvena. Ir padėkoju visai tai erdvei, kuri leido man prisiminti. Ir dėkoju visiems jums. Labai dėkoju.